Sveiki. Taigi šiandien parodysiu vieną iš mūsų praėjimo registrų, kaip veikia. Tai vadinamas prancūziškas mūsų aparatas iš Prancūzijos. Tai labai plačiai naudojamas visur, nes toks gal mažiausiai kainuojantis praėjimo registras, ar ne, tai štai jam tai reikia tokio aparatėlio, pasikabinat jį kažkur ant sienos, jį dedasi kortelę SIM su minimaliu kiekiu interneto, tai tiesiog užsisakot kortelę iš operatoriaus savo ir pasikabinat, įsidėję tą kortelę, pasikabinat ant sienos ir štai taip turit tokį skaitytuvą. Praėjimo registracija rašo, ten kur dabar matote koris, tai yra įmonės pavadinimas, ar ne, yra kiekvienas aparatas, kiek jūs jų beturėtume, turi štai savo numeriuką, objekto numeris 10 rašo. Tai jūs tiesiog tą numeriuką priskiriat prie savo objekto ir visuomet, kai darbuotojai skanuosis, ar ne, tai jūs visuomet matysit kokiam objektui tas visas veiksmas vyko. Jeigu pabaigėt objektą, einat prie kito, tiesiog priskiriat tą skaitytuvą į kitą objektą ir taip matot. Yra mygtukai atėjo, išėjo ir pademonstruosiu tada to jaus, kaip viskas vyksta. Tai tiesiog darbuotojas prieina su savo kortele, paspaudžia atėjo, glaudžia kortelę, matote sėkmingai nusiųstą informaciją, vakare išeidamas vėl taip pačiai spaudžia išėjo, glaudžia kortelę ir operacija štai taip turim, kad sėkmingai nusiųsta, tai tiek, kiek reikia su skaitytuvu. Ir tada yra internetinė programa, tai grinai internete, nereikės jums siųstis į savo kompiuterį, gali duomenis pasižiūrėti iš kompiuterio, iš telefono, planšetės, ten, kur esat, prisijungiat prie interneto ir savo slaptažodžiu ir keliaujat tiesiog į programą. Atsidarius programą, vėlgi administratoriui šiandien trumpai gal apie tą programą pačią nepasakosiu, esam padarę kitus video, noriu trumpai apie šią programėlę, galite susivesti savo visus darbuotojus, susidėti jiem teisės. Žodžiu, šioje programoje, kur mes kalbam apie darbo laiko apskaitą, yra dvi ataskaitos, tai yra praėjimo ataskaita, kurioje per pasirinktam laikotarpį, štai šiandien aš atsižymėjau ką tik, ar ne, ir matau, kad darbuotojas tada tą dieną, tą valandą atėjo į darbą. Jeigu norim, galim pasirinkti mėnesį, periodą kažkokį didesnį ir per tą periodą galim matyti, kiek tas darbuotojas ar visos įmonės darbuotojai, kada jie atėjo, tai išėjo ir taip toliau, ar ne, matyti neatvykusius asmenys, tai yra pilnas sąrašas žmonių, mes galim tos darbuotojus išsifiltruoti, galim pasiimti brigadom, pasiimti padaliniais, kurios ir taip toliau, ar ne. Sekanti ataskaita yra laiko apskaita, tai vėlgi jūs matysit per pasirinktą laikotarpį, kiek tas darbuotojas per tą dieną išdirbo dienų, per pasirinktą jūsų laikotarpį, kiek išdirbo dienų ir kiek išdirbo valandų. Tai vėlgi pasiimsit kažkokį, pavyzdžiui, nuo sausio 1 ir matysit, kiek koks darbuotojas, kaip sakiau, kiek išdirbo dienų ir kiek išdirbo valandų. Tai štai tokia programėlė ta mūsų ir programėlės nėra kaina didelė, tikrai kviečiam įsigyti, labai patogus produktas mažom netgi įmonėm, kuriem nereikia kažkokių didelių. Jeigu norit, mes vėlgi visą šitą informaciją atiduodama į jūsų buhalterinę, gali būti programą, įsispausdinama į visokius Exceliukus ir taip toliau, tai kviečiam įsigyti.